Šiandien su jumis pasidalinsime dar vieną veiklę dieną su mumis vestuvių planuotojomis. Vykstame į Vilnių ir pirmiausia šiandieną lankysime viešbutį restoraną Stikliai. Atvykusios pirmiausia traukiame apžiūrėti lauko erdves. Restoranas turi 2 kiemelius, kuriuose šiais metais turėsime 2 ceremonijas ir pasibuvimo po jų. Jau dabar galima įsivaizduoti, kaip gražiai čia viskas bus sužaliavę vasaros metu. Įsivertiname erdvę, kur vyks ceremonija, kur stovės atlikėjai, kur pareisime po ceremonijos ir kur vyks pasivaišinimas. Nes tik gyvai geriausiai įsivertinti šios momentus. Toliau keliaujame apžiūrėti restorano vidų, kuris pasižymi tikrai išskirtiniu ir ryškiu interjeru. Tokioje dekoratyvioje vietoje net nebūtina investuoti į dekorą, nes iš savęs vieta tikrai įspūdinga. Toliau tęsėme kelionę ir atvykstame pas kolegas maisto tiekėjus Gastrolės, kurie ne tik tiekia maistą išvažiuojamiesiems renginiams, bet ir taip pat turi patį savo restoraną, į kurį tikrai kviečiame užsukti. Kolegos mus pavaišino vieno kąsnio užkandukais, supažindino su naujų starterio asortimentu bei karštais patiekalais. Aptarėme artėjantį sezoną, tobulėjimo taškus, patirtis praėjusiose šventėse. Na ir keliaujame toliau. Toliau atvykstame į visai naujai pasistačiusią vilą Pastelę. Apie šią vietą labai sunku papasakoti, kol nepabuvote ten gyvai, kadangi vieta dar įrenginėjama, su konceptu susipažinome per vizualizacijas, bet geriausiai vaizdą nusipiešti pavyko tik pakalbėjus su pačia vietos šeimininkė. Vieta išskirtinė tuo, kad čia vyraus naujas švenčių konceptas. Šventė nuostabaus grožio terasoje, kuri bus pastatyta ir apipavidalinta boho stiliumi ir stovės su vaizdu į nuostabią gamtą. Šis pastatas skirtas jaunųjų nakvyniai, o dar tik statoma terasa turės tiek stogą, tiek uždengiamus šonus. Kaip šeimininkė minėjo, jos tikslas čia sukurti yra laisvą, neįpareigojantį ir truputėlį tropinį stilių. Na ir toliau traukiame į dar vieną šventės vietą, tai Vila Riešutas Spa. Pirmiausia, akį patraukia pastatų modernumas, kuris taip gražiai susižaidžia su gamta. Keliaujame apžiūrėti salę, kuri žavi tuo, jog turi didelius stiklinius langus į gamtą. Ir pati iš savęs yra tikrai moderni ir graži. Pati teritorija turi daug namelių, kuriuose yra ir pirtis, ir kubilas, ir nakvynės vietos. Patys nameliai dar yra pabaigiami įrenginėti, tad ši vieta yra dar visiškai nauja ir šviežia. Džiaugiamės, nes ši išvyka mums buvo be galo produktyvi, o tikimės ir jums ši informacija buvo naudinga. Daugiau naudingos informacijos galite pas mus rasti TikTok'e ir Instagram'e ant sparnų.